Kiekvienas žmogus turi savo misiją šioje žemėje. Vienų ji būna labai mažutė, beveik nematoma, bet vis tiek reikalinga. Kitugi ryški, akivaizdžiai svarbi, teikianti džiaugsmą visiems. Ir visokių jų reikia, nes pasaulis yra margas, kupinas įvairių geometrinių figūrų, kurios sudaro tobulą visumą. Šiemet, gegužės 4 dieną, Biržų krašto žmogui Valentinui Dagiui būtų sukakę 90 metų. Žalia banga miškais nuslinko, pakrūmės ievomis pražilo, paukštelių klegesys aplinkui atrodo sudraskys gegužio tylą. Kažkur gegutė metelius skaičiuoja, varnėnas švilpauja tarytum vyras, strazdai savas dainas dainuoja, prigėrę gegužės ir ievų vyno. Ir aš apsvaigęs, kaip tas strazdas, žalioj miškų bangoj paklydęs, nešuos gyvenimą kaip lazdą, kaip pilka kasdienybės plynė. Jis gimė 1936 metais Pasvalyje, o 1940 su šeima sugrįžo į tėvo gimtinę Papilį. Mažasis Valiukas mokėsi Papilio vidurinėje mokykloje, vėliau Panevėžio hidromelioracijos technikume. Iš Panevėžio laikotarpio yra likę labai gražūs jaunuolio eilėraščiai, kurie publikuoti knygoje Susitikom lyg keliai ir atsiminimai bei nuotraukos iš Juozo Miltinio dramos studijos, kurią tuomet lankė. Po mokslų grįžęs į gimtinę, kurį laiką dirbo Papilio gimnazijos ūkvedžiu. Pašauktas į sovietinę kariuomenę, tarnavo Vyborge jūreiviu. Kaip prisimena sesuo Aleksandra, būdamas kariuomenėje Valentinas labai ilgėjosi Lietuvos, Papilio namų. Iš ten mamai rašė daug laiškų, eilėraščių. Mama Valentinui buvo labai svarbus žmogus. Jų dviejų ryšys toksai šiltas ir gražus. Jis vis kartodavo, kad jo kūrybiškumas paveldėtas iš motinos Darijos Žuk Dagienės. Tėčio deja neteko dar paauglystėje. Po karinės tarnybos Valentinas Dagys nuo tėviškės nenutolo. Dirbo Papilio kultūros namuose meno vadovu, buvo poezijos spektaklių pradininkas Papilyje. Vėliau rodė kino filmus Papilyje, Kraštuose, Smaliečiuose. Papildomai dirbo darbų mokytojų Smaliečių mokykloje. Gabus žmogus buvo visur reikalingas ir visur tinkamas. Nuo 1979 metų jis jau žurnalistas Pasvalio rajono laikraštyje Darbas, o po metų tapo Lietuvos radijo laidų organizatoriumi ir redaktoriumi Biržų rajone. Šioje srityje kartu su lituaniste Dalia Kėželiene darbuotasi ištisą dešimtmetį. Dirbo ir Biržiečių žodžio redakcijoje žurnalistinį darbą. 1992 metais, nutraukus radijo laidų transliavimą, Valentinas Dagys iki pat užtarnauto poilsio dirbo pagal specialybę žemės matininku. Beržai, beržai svyruokliai, baltom sermėgom apsisiautę, ko supatės palaukiai, urkuose įsiprausia. Palaukite, berželiai, palaukite truputį, jau greit išsprogs lapeliai, parlėks raiba gegutė. Ateisime vėl mudu prie jūsų patylėti, kaip gera dviese būti, kaip gera vėl mylėti. Nuo jaunystės mėgau fotografuoti, o 1965 metais susidomėjau ir mėgėjiškų kinų. Turiu sukaupęs foto ir kino juostų archyvą.
kuriame užfiksuoti biržiečių darbai, šventės, atgimimo akimirkos. Rašau eilėraščius, apybraižas, noveles. Taip rašo savo autobiografijoje Valentinas Dagys. Betgi dauguma biržiečių jį prisimena kaip kruopštų kraštotyrininką, istorijos ir kultūros puoselėtoją, visuomenės veikėją, fotografijos parodų organizatorių, mėgėjiškų kino filmų istorinę tematiką kūrėją, sukaupusi ištisą biržietišką archyvą. Ir žinoma, visi jį prisimena kaip aktyvų Biržų literato klubo Versmė tarybos narį, pirmininkės Virginijos Virkutienės pavaduotoją, energingąjį idėjų generatorių, formavusi klubo tradicijas. Jo rūpesčių daugelio žinomų biržiečių atminimas buvo įamžintas jo straipsniuose ar sudarytose kraštotyrinėse knygelėse, kūrybos leidiniuose. Ne kartą Valentinas yra pasakęs, kad vis surandu žymių žmonių, kurie vienaip ar kitaip padėjo Lietuvai, garsino Biržus. Tuo jis labai žavėjosi, jautė būtinybę šiuos kraštiečius įamžinti savo kūriniuose, išsaugoti jų atminimą. Šis žmogus buvo be galo disciplinuotas. Jo darbotvarkė ir išėjus į užtarnautą poilsį buvo pilna su kaupu. Jam gyvybiškai buvo svarbu, kad kiekviena diena turėtų prasmę. Jis kūrė, dirbo kitų žmonių naudai, bet visos dienos buvo suplanuotos, pilnos prasmingos veiklos iki pat, kol jėgos leido. Netausojo savęs, bet niekada nepamiršo pasidžiaugti žmonos Marijos ar dukros Lydijos gerumu, rūpesčių, meilė. Net neįtikėtina, kad jau praėjo beveik 9 metai, bus birželio 30 dieną nuo mūsų mylimo Valentino Dagio išėjimo į amžinybę. Ir visus tos metus trūko ir dabar trūksta. 2002 metais, kai pasikeitė klubo valdyba ir mane išrinko klubo pirmininkę, Valentinas tapo mano pavaduotoju. Ir visada jis buvo pats geriausias bendražygis, patarėjas, draugas, dešinioji ranka, tikrai to žodžio prasme. Visada padės, patars. Jisai buvo aktyvus literatų klubo Versmė narys. Iš tikrųjų labai dažnai padėdavo išleisti klubo almanakus, autorinės versmiečių knygas. Dalyvaudavo įvairiuose renginiuose. Jis buvo renginių organizatorius. Jo renginys, kurį organizavo 2002 metais Papilyje, 4 vėjų pagairėje, kurio metu mes pagerbėme rašytoją Kazį Binkį, tai tapo tradiciniu renginiu ir vykstančiu iki šiol. Labai gaila, kad Valentino trūksta, mes visi labai jį mylėjome, gerbėme ir vertinome. Jis buvo labai nuoširdus žmogus, tikras Biržų krašto patriotas ir metraštininkas. Jo knygos sklidinos meilės Lietuvai, Biržams, Papiliui. Paskutiniai Valentino Dagio kūrybiniai darbai – istoriniai romanai, Sakmė apie Jonušą ir 5 dalių romanas Prabėgę metai. Jie yra tarsi rašytinis paminklas Biržų krašto istorijai. Nors susitikimuose su jo knygų skaitytojais autorius pripažindavo, kad jo kūriniuose istorinė tikrovė yra stipriai atmešta literatūrinė fantazija, bet vis tik pagrindas yra istorija. Jurgio Bielinio viešoji biblioteka šiandien saugo dalį Valentino Dagio rankraščių ir skaitytojams gali pasiūlyti 18 pavadinimų jo autorinės knygas bei eilę jo sudarytų, redaguotų, maketuotų knygų. Už visus gyvenimo nuopelnus, už begalinę meilę gimtam kraštui, už indėlį į Biržų krašto kultūrą Valentinui Dagiui 2017 m. balandžio 27 d. suteiktas Biržų rajono garbės piliečio vardas.
Deja, tų pačių metų birželio 30 Valentinas Dagys amžiams išėjo į nebūtį, nors, kaip jo kolegė Dalia Kyželinė atsiminimuose rašo, nebūtis jam visiškai netinka. Ir šiandien kraštiečiai Valentiną Dagį, baliuką nuo Papilio, prisimena labai šviesiai, su pagarba ir meile. Daugeliui buvo didelė garbė jį pažinoti. Valentinas Dagys. O tėviške, kokia tu artima, nutolusi per smilkinių žydėjimą. Einu šiandien sena gatve, o širdimi tebegirdžiu bandonijos virvėjimą. Aukštam kleve joninių stebuliai, tebedega jaunystės laužas. Ir prie zamkelio pakelėjai tas pats žilvytis snaudžia. Čia viskas rodosi taip pat jurginai žydi ir protėvių seni kapai slaptingoje rimty sumygę tyli. Tik aš šiandieną gal kitoks, prisiminimuose paskendęs. Jaunystės nebėra, tačiau laimingas aš esu, gyvenimą išbandęs. Artimiau Valentiną Dagį pažinti teko paskutinį jo 10-metį literatų klubo veikloje, nes jis vis kviesdavo skaityti jo istorinių romanų pristatymuose atskirus tekstus. Valentinas sakydavo, kad kai tu skaitai, tai negaliu atsistebėti, kad taip gudriai aš parašiau. Šmaikščios replikos, pajuokavimai, biržietiški pasišydėjimai, visų susitikimų su Valentinu būtinas prieskonis, įnešdavęs į susirinkusią kompaniją šviesos, gaivaus vėjo, žinojimo, kad esame bendraminčiai, kuriems jokios audros nebaisios, kad pasaulis yra gražus ir tikras ir kad tai bus amžinai. Su juo buvo lengva. Net sunkiausi darbai išsirutuliodavo kažkaip paprastai, vis pajuokaujant, tarsi tarp kitko. Senieji biržiečiai sakytų, jis buvo gera gatunka žmogus. Taip, Valentinas akivaizdžiai puoselėjo gimtąją tarmę. Net oficialiai kalbėdamas dažnai terpdavo vieną kitą tarmišką sakinį. Jų buvo ir jo kūriniuose. Ir tai buvo jo kokybės ženklas. Tarsi nuoroda mums jaunesniems, kas gyvenime yra svarbu ir kam verta aukotis.